Tai reikėtų kreiptis į vyriausio policijos komisariatą. O pats vadovas negali pasakyti? Aš jau kreipiausi į vyriausio policijos komisariatą. Komunikacijos paskirį? Ne, į bendrų langelių. Aha, tai būtent... Raštu kreipiausi. Ir jau ne vieną kartą. Ir jie pasakė, kad tokios betvarkės neturi būti. Tai mano pasiūlymas būtų toks, kad... O jūs kodėl esate čia? Tiesiog dabar, kad pakvietė. Kodėl jūs pakvietė? Nes man sakė, kad kažką iškvies, kad man neleistų čia filmuoti. Tai supratau, mane pakvietė, kad jūs informuočiau, kad reikia kreiptis į vyriausio komisariato komunikacijos poskyrį. Jie yra įgalioti, reiškia, teikti komentarus ir pakomentuos tą situaciją. Supratau. Tai va, tokia. Apmaudu, nes šiaip su vadovu lyg ir tiesiausias kelias yra išspręsti ir valstybės tarnybos įstatymas tą savo, kad reikia spręsti pačiu greičiausiu būdu, o ne per komunikacijos poskyrius. Nu tai aš pasakau tiesiog, ką man perdavė ir kokia yra tvarka. Jis tada gal paaiškins. O ką jūs manote, nereikėtų čia bausti? Jeigu aš, pavyzdžiui, dabar iškvieščiau, ką jūs darytumėt? Aš nieko negaliu komentuoti, o jeigu... Tada aš iškviečiau... Tada išeikime į lauką ir iš karto nustatykim pažeidimus. Ateikite kartu. Kaip matote, čia stovi automobiliai jau 3 eilėmis. Nes dėl jūsų, ar nežinau, kieno čia tų automobilių statymo, aš vienam paskambinau jau. Taip. Ir jisai atėjo, be uniformos žmogus buvo. Taip. Ir patraukė automobilį. Bet jisai man labai noriai siūlė susikeisti vietomis su juo. Supratau, mano pasiūlymas būtų toks. Kad, taip, bet aš nepasiūlymą noriu. Supratau, nepasiūlymą. Aš noriu sprendimo. Sprendimas būtų toks. Yra automobiliai, kurie su valstybiniais numeriais. Taip, akivaizdžiai matosi. Taip. Fiksuojam, jūs ir dabar tai ir darote. Bet jūs esate policijos komisariatas. Ir jūs man siūlote tai daryti per antrus vartus. Vietoj to, kad jūs... Tai, o jūs nenorėtumėte išeiti, nes visi automobiliai su numeriais yra. Su telefono numeriais. Paskambinti ir jiem iškart surašyti baudas vietoje. Bet siūlyčiau užfiksuoti, nes kol rašysite... Aš esu jau užfiksavęs, taip. Visus užfiksavęs. Taip. Ir jie vis keičiasi, daugėja, taip toliau. Aš suprantu, žmogus kraunasi prekes, normalu. Jis patrauks, jeigu reikės. Bet iš esmės tai yra priešgaisrinis reikalavimas. Negali būti... Tai tvarkoti tada vaizdo medžiagą kartu užeikit pas mane ir sufarminsim. Tai... O jūs nenorite išeiti į gatvę ir toje vietoje tiesiog surašyti protokolus? Tai jūs užfiksuoti. Tai viduje jisai yra. O jūs negalite gatvėje nesugebėti protokolų rašyti? Tai mes esam prie komisariato, kur yra kompiuteris, mes galim tai ir padaryti. Tai jūs įsivaizduojat, kad gyventojai turi fiksuoti pažeidimus ir tada eiti prie policininko kompiuterio ir jam padėti surašyti protokolą? Kaip yra, jūs užfiksuojat, perduodat informaciją pranešimas policijai. Laukiu 4 mėnesius, nes nesulaukiu rezultato, nes dėl duomenų apsaugos nieko negalim sužinoti. Aš nesužinau jokio galinio ryšio, kas buvo nuveikta. Yra fiksuojamas pažeidimas ir būna priimtas sprendimas. Taip, bet apie sprendimą aš neturiu galimybės sužinoti. Aš nežinau, apie kuriuos jūs atvejus kalbate. Apie visus atvejus, nes aš esu liudininkas bylose. Aš negausiu informacijos. Aš nežinau tų atvejų, tai negaliu pakomentuoti tokius atvejus. Tai tiesiog tai yra bendras atvejis, visada taip pat. Nu, aš negaliu pakomentuoti apie kažkokius, kurius... Tai jūs galite pasakyti, kodėl jūs nesurrašysite to protokolo? Pavyzdžiui, vienas žmogus yra tas ir patraukia automobilį. Panašu, kad jis yra jūsų darbuotojas. Ir jūs panašu toleruojate savo darbuotojų pažeidimus. Mes netoleruojame. Tai jūs užfiksavote, galite užeiti, tada perduosit man medžiagą ir mes tada fiksuosim. O jei... Fiksuojat dabar pažeidimus, taip? Ne, dabar aš šiuo metu nepažeidimus fiksuoju tiesiog komunikaciją. Nu, supratau, tai va, tai tokia tvarka. Tai tikrai tokia yra tvarka. Žodžiu, jūs iškvietus, jūs nieko nedarote, kol pas jūs neateina į kabinetą žmonės. Tai jūs atėjote į komisariatą. Aš atėjau prie komisariato. Ir negaliu... Taip, nes aš bandžiau susiekti su vadove. Tai yra, kad išsiaiškinti, ar tai yra tvarka pas jūs. O jūs, kadangi išėjote ne vadovas, o šiaip policininkas, tai tikėtina, jūs galėtumėte, jūs turite panašų laiko ir galite fiksuoti pažeidimus. Taip, tai jūs jau užfiksavot pažeidimus. Man tiesiog reikės tos vaizdo medžiagos. Bet jūs norite pasakyti, kad aš turiu gaišti laiką tam, kad jums perduote medžiagą? Ar jūs patys nematote poreikio tą medžiagą susirinkti patys? Tai supratau, tai paaiškinau aš jums 2 situacijas. Jei norit kažkokio platesnio komentaro, yra VPK komunikacijos poskyris. O šiuo atveju visą tą medžiagą galite pateikti mums. Galite pristatyti? Taip, vyresnysis tyrėjas Kimutis. Vyresnysis tyrėjas? Kimutis. Tai ir viskas, ką policijos komisariatas gali... Aš supratau, jūs nesate atstovas, tiesiog esate vienas iš policininkų, kuris buvo iškviestas. O ar aš galėčiau susisiekti su jūsų vadove? Tai taip yra numeris, tai prašom. Nėra numerio, Barzdukėlis nėra numerio. Telefono numerio? Nėra. Nu, užėjom, tikrai. Pažiūrėkime. Nebent... Tikrai turi būti va čia... Aš tikiu, aš žiūrėjau, bet lyg ir nepastebėjau. Pono Revucko numeriu gal ir yra.
Nu va, tai tik klystat, va, nu, tikrai yra numeris. Barzdeikienė. Nu teisingai. O kur jos numeris? Taip. Telefono numeris. Tai va, kolegės. Viršininkės telefono numeris čia yra? Ai, tai tada reikėtų skambinti... Tai matot, neklydau. Nėra kam skambinti. Tai viršininkas. Povilo Revucko numerio irgi nėra. Tai belieka skambinti kažkokiam žmogui, kuris visai nesusijęs su tuo. Tai va, tai paprašykit, va, budinčių merginų. Jau prašiau, jos iškvietė jūs, kad mane nubaustų už tai, kad filmavau vietoje čia. Supratau. Ne kokia komunikacija vyksta. Nu, reiškia, lieka VPK komunikacijos poskyris dėl komentaro platesnio, jeigu vadovybės. Ne, aš neslėpsiu, kad ne komentaro noriu, nes komentarą aš jau esu gavęs, kad taip būti negali. Tai čia komentaro kaip ir nebereikia. Čia reikia tiesiog to žmogaus, kuris yra atsakingas už šitą betvarkę atsakomybės. Nes sutikite, kad nėra normalu, kai žmonės ateidami jūsų komisariatą mato, kad čia yra daromi pažeidimai ir aiškiai supranta, kad pažeidimus daro pats komisariatas. Nu tai va, tai to aš tada dar dėl numerių paklausiu. Tuoj tada palaukit, gal pavyks su vadovybė. Taip. Tuoj sekundę palaukit, ateis vadovas. Gerai. Ir tada atsakys. Ačiū labai. Prašau. Gerą dieną, pareigūne. Pastatėt automobilį pažeisdamas kelių eismo taisyklės. Kodėl? Nežinau, kodėl pastatėt, nes gal vietų nėra. Ženklų nėra. Kodėl pažeisdamas? Nes 2 myliam automobilį statyti draudžiama. Vietų tai nėra, nieko. Tai jeigu nėra, tai galima statyti? Čia svarbu paštą atvežti. Ai, paštą atvežat.
Gal galit pasitikslinti, labą dieną dar kartą, gal galit pasitikslinti, kodėl viršininkė neateina? Jau 15 minučių praėjo. Na taip? Sveiki. Ar jūs filmuojate? Taip. Čia filmuoti negalima. Kodėl? Yra vidaus tvarkos taisyklės tokios. Čia dar ne vidus. Yra vidaus tvarkos taisyklės ir filmuoti negalima. Yra parašyta. Ne, tai čia lipdukas yra, čia neparašyta. Duokite įsakymą. Čia yra kol kas vieša vieta, dar nepraeinamoji. Bet kuriuo atveju išeikime į lauką. Taip, aš jūs informuoju, kad norintys filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus, turi gauti VPK vadovo leidimą. Čia filmuoti negalima. O kaip kreiptis dėl to leidimo? Važiuoti VPK, kreiptis raštiškai, telefonu. Tai tada gal išeikime į lauką. Išeiti mes lauką neišeisime. Jūs neišeisite į lauką? Ne. Ok. Nematau jokio reikalo. Gerai. Tai gal galite paaiškinti, kodėl šitie automobiliai stovi? Tai komentarai visi yra komunikacijos poskyris. O jūs esate, supratau, aš esu vadovas. Vadovas. Pirmo komisariato, antro. Tai jūs negalite pats pakomentuoti, lauksite, kol komunikacija pateiks. Taip, arba duos tokį nurodymą, taip. O tai, kad jau yra vyriausias policijos komisariatas davęs... Nebefilmuokit. Gerai. Išjungkit kamerą. Neišjungsiu. Nes jūsų ir sakymai man... Tada jums teks išeiti. Taip, aš išeisiu. Bet jūs duosite komentarą, tikiuosi. Komentarą aš neduosiu. Jūs neduosite? Neduosiu. Tai ką jūs pasakysite man? Ko jūs čia atėjote tada? Ko jūs čia atėjote? Paaiškinti, kad čia filmuoti draudžiama. Tik to paaiškinti? Taip. O paaiškinti, kodėl stovi automobiliai, jūs nesugebėsite? Kur galite gauti informaciją? Aš žinau, kur gauti informaciją, bet aš iš vadovo tikiuosi greitesnio sprendimo. Kai bus nurodymas toksai, kažką komentuot, bus pakomentuota. Tai jūs manimo automobiliai čia stovi teisėtai, jūsų... Čia filmuoti negalima. Prašau išeiti. Ne, čia yra jūsų vidinis jūsų darbuotojams gal ir negalima. Jūsų įsakymai man negalioja. Prašau išeiti. Jūs mane varote iš viešos vietos. Čia yra po šitose patalpose filmuoti negalima. Ar jūs mane suprantate? Priežastį, galite paaiškinti, kodėl negalima? Toks yra įsakymas. Įsakymas pats savaime nebūna. Draudimai turi būti paaiškinti. Šiose patalpose draudžiama filmuoti. Kodėl? Todėl, kad toks yra vadovo įsakymas. Motyvuokite įsakymą. Aš dar kartą sakau, įsakymas yra sukurtas, ne aš jį sukūriau, čia yra draudžiama. Jūs manote, kad vadovo įsakymas man galioja? Be abejo, o kam reikalingos šios durys? Patalpose galioja, kitaip jums galioja. Mano manimu, jūsų patalpos prasideda ties tom durim. Kiekvienam patekusim čia galioja. Prašom. Karol, jūsų vardas yra koksai? Prašom plėsti patalpas. Aš sustabdysiu filmavimą. Aš esu parašęs raštiškus skundus, gana daug. Dabar aš jūs kreipiuosi kaip žmogus. Taip, čia automobilis stovėti negali. Tokie yra atsakymai iš vyriausios policijos komisariato. Tai gerai, tai parašykite skundą, jeigu bus pažeidimai. Tai jau dabar jie bus informuoti. Aš dar kartą sakau, jeigu norite, nufotografuokit, nufilmuokite ir pateikit raštišką skundą, pridėdami vaizdinę medžiagą. Tai jūs priimat tik raštiškus skundus? Šiuo metu aš pažeidimą čia nematau. Jūs nematot nei vieno pažeidimo? Nematau pažeidimą čia. Kuris yra jūsų automobilis iš tų stovinčių? Štai už to balto automobilio. Kuris jūsų automobilis? Čia patekti jūs negalėjote, ten yra ženklas. Patekti negalėjote. Kaip tai negalėjau? Negalėjau. Aš atvažiavau į komisariatą. Yra ženklas, tam patekti negalima. Kaip tai negalima? Aš atvažiavau į komisariatą. Ženklų nepatekti. Ženklus pažeidimai. Ten yra ženklas. Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas. Taip. Dirbančiam transportui galima atvažiuoti. Su kuo atvažiavo? Kaip su kuo? Su kuriuo automobiliu? Su baltu. Kuris parodykit, kuris automobilis jūsų. Ir tai privaloma padaryti? Aš tik pats norėjau parodyti. Nenorėjau šiam parodyti, aš norėjau pasakyti, kad tai yra daromas pažeidimas. Jeigu matot pažeidimą, jeigu turit pretenziją, pateikite raštišką skundą. Raštišką skundą priteikite vaizdinę medžiagą, filmuotą medžiagą, kokią tik tai norite. Ir jinai bus įvertinta, taip? Ir jūs manote, kad kelių eismo taisyklės stovėjimo tvarka, 146 punktas čia negalioja, nes automobilis stovi viena eilė. Aš manau, kad turėtumėt pateikti raštišką skundą, pridedami tam tikrą vaizdinę medžiagą ir filmuotą medžiagą. Ir gautumėt atsakymą. Aš nuoširdžiai manau, kad jūs neturėtumėte. Labai ačiū, čia yra jūsų nuomonė. Taip. Tai supratau, iš jūsų komentarų nebus. Iš komentarų nebus. Komentarų nebus, taip. Ačiū labai. Prašau, geros dienos. Jums irgi. Štai taip gavom komentarą iš šio komisariato nevatai vadovo, Revucko, kuris matom, kad čia jokių pažeidimų nėra. O jeigu norim, kad užfiksuoti pažeidimą, reikia nurodyti, kurį automobilį konkrečiai užstatė. Turbūt todėl tie automobilių numeriai ir yra su telefonais, kad galima būtų paskambinti ir policija galėtų nieko netirti.